Sveiki, šiandien atsakysim į mūsų klientų dažniausiai užduodamus klausimus. Tai pirmas klausimas būtų toks. Mes jau bandėme dirbtinį intelektą, tačiau neprilipo. Kuo jūs esate kitokie? Su paprastu dirbtiniu intelektu, kur jūs naudojate jį pokalbio lange, jūs parašot klausimą, gaunat atsakymą, tačiau jisai negali dirbti pas jūs kompiuteryje. Kuo mūsų paslauga skiriasi, tai mes įdėjome tokį dirbtinio intelekto asistentą, kuris gali dirbti pas tave kompiuteryje. Jam deleguoji darbus ir jisai juos daro. Kuo asistentas skiriasi nuo ChatGPT? Tai tuo ir skiriasi, kad ChatGPT atsakys į klausimus, galbūt kažką suras internete, tačiau mūsų asistentas skiriasi tuo, kad jisai gali dirbti kompiuteryje, gali daryti prezentacijas, kurti svetainės, dirbti jūsų kompiuteryje ir spaudinėti mygtukus jūsų kompiuteryje. Per kiek laiko pamatysiu pirmą rezultatą? Tai atsakant į klausimą, rezultatas matosi jau pirmą dieną automatizuojame bent po vieną darbą pas kiekvieną dalyvį. Kiek laiko toks dirbtinis intelektas gali sutaupyti mano komandai? Tai mes rezultatus matome labai įvairius, priklauso labai nuo žmogaus, nuo jo darbo specifikos, nuo jo darbo krūvio, nuo failų dydžio ir kaip jisai dirba. Tačiau mes pastebim, kad susitaupo mažiausiai 4 valandos per savaitę. Esame matę tokių atvejų, kur žmogus pasidaro per 2 dienas 3 mėnesių darbą. Kiek tai kainuoja? Galima paimti ir mokymus vienos dienos mažesniai komandai, pavyzdžiui 4 žmonių, arba gali būti ir didesnė komanda 15 žmonių ir paimti 2 dienų mokymus. O mums svarbiausia yra garantuoti, kad atsipirks jūsų investicija. Ir tai pastebim pas kiekvieną klientą, dar neturėjom nei vieno nusiskundimo, kad ši investicija neatsipirko. 6 klausimas. Ar reikės mokėti kas mėnesį, kad sistema veiktų? Mūsų paslaugos dažniausiai yra vienkartinės, tai mes ateinam, įdiegiam asistentą, apmokinam jo naudotis, pasidarom pirmus automatizuotus darbus ir suteikiam palaikymą po mokymų. O norint prasitęsti, galime tapti jūsų kaip AI partneris, kur prižiūrėsime jūsų komandos efektyvumą, kad jie tikrai gerai išnaudotų tą dirbtinio intelekto asistentą iki maksimumo, tačiau tai yra neprivaloma, pagal poreikį pasirenka pats klientas. Ką darot, jeigu nepavyks automatizuoti pasirinktų darbų? Mes suteikėme pilną palaikymą po mokymų, jeigu turite klausimų, jūs klausėte, jeigu stringate kažkur, galime suteikti papildomų konsultacijų iki tol, kol visi darbai būna automatizuoti, kuriuos mes pasižadėjome. Ar galite tiesiog viską padaryti už mus? Negalime visko padaryti už jūs. Mes diegiame dirbtinio intelekto sprendimą, kur jūsų komanda naudos patys. Jie turi išmokti naudotis tuo asistentu ir mūsų pareiga yra išmokinti naudotis tuo asistentu. O jūsų komanda jau geriausiai žino, kokius darbus reikia padaryti, kaip juos geriausiai reikia padaryti ir jie tiesiog paima, išmokina tą asistentą, kaip tą darbą daryti ir deleguoja jam tą patį darbą. Mes tiesiog padedam darbuotojams atskleisti jų didžiausią potencialą. Ar mūsų ir klientų duomenys niekur neišeina? Viskas yra pagal standartus, pagal sertifikatus ir dirbtinis intelektas nesimoko iš jūsų informacijos. Tačiau niekas neapsaugo darbuotojų, jeigu paspaudžia ant kažkokios klastingos nuorodos. O geriausia dalis, kad su šituo asistentu jūsų visa informacija gyvena ten, kur jūs pasirinkat. Gali gyventi kompiuteryje, gali gyventi pas jūs įmonės serveryje. 8 klausimas, kada tokio dirbtinio intelekto asistento diegimas neapsimoka. Pagrinde, aišku, dar fizinių darbų dirbtinis intelektas daryti negali, tai jeigu darbuotojas dirba kažkokį fizinį darbą, ne prie kompiuterio, tai tokiu atveju neatsipirks ir neapsimoka imti mūsų mokymų. Aišku, būna ir kitų situacijų, kur pavyzdžiui žmonės yra visiškai nusistatę prieš dirbtinį intelektą, nenori jo naudoti, tai mes irgi šito nesuvaldysime, tai tokiu atveju irgi neapsimoka ir nerekomenduočiau imti mokymų. Tai va, tokie klausimėliai, tikiuosi padėjau suprasti labiau apie mus, apie mūsų paslaugas ir jeigu jūs norite tokių mokymų, tokio dirbtinio intelekto asistento, norite pradėti efektyvinti darbus ir pagaliau juos deleguoti dirbtiniam intelektui, galime padėti, galime susisiekti, tiesiog spauskite va čia ir mes su jumis susisieksim.